neketinau traukti kamerą šiandieną, bet kad jau išsiskleidėm bures, tai prašom, pasigrožėkit vaizdais. Plaukiam va į tokį saulėlydį. Saulėlydis yra Juodkrantėj. Kol kas mes plaukiam tik tais iki Juodkrantės, bet Egis yra labai tylus, nes jisai žino, kad rytoj plauksim per Baltiją. Per Baltiją plauksim į Gotlandą. Jau 3. kartą. Tik šį kartą tikimės, kad pasieksim ne tik tais Gotlandą, bet ir Stokholmo archipelagą. Kaip gausis, sužinosit. Sužinosim ir mes neužilgo. Einame pasikelti grotų. Kol kas motoruojam link vartų. Nėra čia per daugiausiai to vėjo, bet daug ir nežadėjo šiaip ryte. Ką? Keliam grotą, reikia žiūrėti, kad latės neužkiptų už leizibego. Paleidžiam leizibegą, paleidžiam topenantę. Atplaukę jau praktiškai iki Klaipėdos. Prasideda po truputėlį jau uostas, netrukus priplauksim Independence. Varom ant variklio su iškeltu grotu, nes vėjo yra šiaip, ne? Jo, būtų galima buriuot, bet reikia greičiau jūroje atsidurti. Norim greičiau atsidurti jūroje, kad tenai paburiuotumėm, čionai pamotoruosim ir atrodo, jau čia ir pusrytukus pasiruošėm, ir laivą surašinėjau, ten vandens pasiruošiau, arbatos, kad būtų paprasta jūroje susikonstruoti kažkokį tai varguolių paketą, bet nusiteikimas tai yra šūdinas, galiu pasakyti. Kol esi namuose, kol planuoji visą tą kelionę, tai atrodo, oi, kas čia yra, taigi jau iki to Gotlando 2 kartus plaukiam, šiaip kažkaip, nesam taip, kad neplaukiam praktiškai kiekvieną savaitgalį. Tos jūros matėm, nieko čia kaip ir stebuklingo. Būna kiti žmonės išgirsta, kad čia plaukia į Gotlandą su laivu, o, stebisi ten, o, kaip jum nebaisu, dar kažką. Bet šiandien tai blemba baisu. Vat kai reikia jau plaukti per tuos vartus, tai tada prasideda, o Jezu, o kam tau čia iš viso to reikia? Kodėl tu čia taip sugalvoji? O tu kitų žinai, kas bus ten. Žodžiu, smegenys bando įtikinti, kad visai čia tau niekur nereikia plaukti. Gal visai čia fainai būtų ir Lietuvoje savaitę pabūt su tuo laivu paplaukiot kažkur. Bet racionali smegenų dalis suvokia, kad jeigu dabar neišplauksi, tai vėliau greičiausiai tiesiog sėdėsi ir gailėsies. O antros progos gali greit ir nepasitaikyti, nes plaukiam pagal orus, pagal vėją. Ir tarkim, šiandieną yra šeštadienis ir nusimato tokie pietvakarių vėjai su gūsiais iki 8 metrų, kas yra visai neblogas variantas, tikėkime, kirsti Baltiją. O vat štai jau pirmadienį pareina šiaurės rytų lygtais vėjai stiprus su lietum, kur jau tikrai nebe taip malonu būtų ten būti.
Tai va, plaukiam dabar iš tos juodkrantės ant variklio ir kovojam su savo mintim tiesiog tyloj. Bet spėju, kad kai išplauksim į jūrą, paplauksim kokias turbūt 3 valandas, išsijungs šitas mintis ir tada bus tiesiog tikslas saugiai, greitai pasiekti Gotlandą. Pasiekėme uostą Klaipėdos. Reiks prasilenkti su keltais, keliančiais mašinas į Smiltynę. Keltas pasipuošęs koks. Klaipėdoje vyksta jūros šventė šį savaitgalį, tai va keltai pasipuošę. Artėjame link vartų, dabar jau yra Smiltynės senoji perkėla. Čia yra Klaipėda, ten stovi NATO laivai. Aš jau užsidėjau savo liemenę. Čia yra kita liemenė, kuri turi įtaisytą asmeninį AIS įrenginį. Ar AIS, ar AIS, nežinau kaip tiksliai lietuviškai sakyti, bet tai yra automatinio identifikavimo sistemos įrenginys, kuris išsiskleidus liemeniai suveikia ir išsiunčia į aplinkinius laivus signalą, kur randasi žmogus. tą liemenę mes dėvėsime pakaitomis. Tas, kuris bus kokpite ir budės, tas bus užsidėjęs liemenę, kad jeigu nutikus kažkokiai tai nelaimei iškristų, viduje likęs žmogus galėtų surasti. Reikia dabar prisiduoti pasieniečiam. Artėjame prie vartų ir laukia mūsų kelionė laivu per Australiją. Haha, pokštas. Vieną nemalonę dalį jau praėjome, praplaukėme pasieniečius, prisidavėm jiem. Visą laiką būna toks šiek tiek neramumas, ar jie mus išleis. Mes plaukiame su Švedijos vėliavom, kas nėra labai gerai. Su sekančiu laivu turėsime lietuvišką registraciją, jau šiam nebenorime užsiimti. Tai teiravosi pasieniečiai, iki kada galioja mūsų technikinė. Vienas laivas iš priekį yra. O, yra. Kaip darom? Gal apsisukt? Biški mažai čia vietos bus. Atplaukė iš priekio laivas, kaip tik ant vartų, ant susiaurėjimo, toks nemažas krovininis, tai apsisuksim. Praleisim, jo. Stovim savo prie molo, laukiam, kol praplauks T-Line'as. Va, plaukia jisai. T-Line, čia ne T-Line. Čia tau ne arbatos linija. Lotsmanas dar parlekia iš galo, o mes toliau tęsim kelionę link vartų ir dar vienas laivas atplaukia tolumoje. Nu, bet jau šito nepraleidinėsim. Ir vėl prasilenkinėjom su laivais, bet vartai visiškai kitokie nei kaip buvo pernai, kai čia gerai jojom per bangas užsilikusias. Ir mane banga aptaškė nuo galvos iki kojų, tik tais pradėjus plaukt. O dar porą laivų įleidinėjom. Mes plauksime kursu 320 laipsnių. Taikysim į Liugarno uostelį, o kai bus tiksliai, tai dar žiūrėsim pagal situaciją, pagal vėją. Išsiritinom per vartus, jau čia susinormalizavo, susistabilizavo vanduo, nes prie vartų būna toks suveltas. Nusitaikėm kursą į Liugarną plaukti, 320 laipsnių. Išskleistas ir grotas ir Genuja, jau uždėtas autopilotas, bet nepakanka mum vėjo, kad plauktumėm vien tik tai subūrėm, tai vis dar motoruojam. Turėtų vėjas dienos eigoje stiprėti ir taip pat nutolus nuo kranto šiek tiek dar sustiprėti. Tai tikėkimės, kad neužilgo galėsim išjungti tą birbalą. Nu va, įsitaisę sėdim savo ramiai, nuotaikos jau visai kitokios. Jau apsiraminam, išplaukėm per tos vartus, pasibaigė jau visos tam tos dvejonės, abejonės,
pergyvenimai. Nu, dabar vienintelis pergyvenimas, tai kad to vėjo ne per daugiausiai. Bet taip ir turėjo, pagal dėvų. Jo, pagal prognozę taip ir žadėjo, kad ryte ir arčiau kranto vėjo bus mažiau. Dėl to mes bandysim šiek tiek pamotoruoti, išsinešti šiek tiek į Baltiją giliau ir ten jau turėtų įsijungti vėjas. Šiek tiek jo yra ir dabar, bet nepakankamai, gal kad judėtumėm greitai, gautųsi apie 2-3 mazgus ir nenorim labai ilgai čia gaišti prie kranto, nes tiesiog praleisim tą vėją, kuris randasi Baltijos vidury. Motoruojam, kad su juo susitiktumėm. Įdomus faktas, kad variklio temperatūra atvės. Mariose buvo didesnė, buvo apie kokį 60, nes mariose vanduo šiltesnis, o jūroje šaltesnis, variklis aušinamas sportiniu vandeniu, tai iš karto atvėso variklėlis. Ilgai jau jisai pas mus dirba čia, labai norėtųsi, kad atsirastų vėjo ir galėtume jį išjungti. Išjungiam variklį, plaukiam 4,4 mazgais, taip grubiai. Jūra labai rami, Halfvindas, gerai dabar nebe Halfvindas, bet šiaip Halfvindas. Monika ilsisi, šiaip oras geras. Tikiuosi taip toliau bus. Biškį įsivažiuoja vėjas, paaštrėjo mūsų kursas, nu, šiaip kursą nekeitam, bet vėjas labiau pasisuko iš vakarų. Pradėjo man Genuje plazdėti, tai šiek tiek teko pasitempti, prikėliau ėgį, bet šiaip labai smagiai plaukiam. Dabar jau taip įlipam, kad nuo karto į 5 mazgus, prieš tai plaukiam ant 4 mazgų. Tai iš viso toks jau romantiškas plaukimas buvo, turbūt kaip tie žmonės, kuriem, nu, įvairios reakcijos būna. Kartais pasakai žmonėm, kad va čia parplaukiai, tarkim, iš Gotlando, tai sako, o Jėzu, kaip jums nebaisu, o yra kita kategorija, kur sako, oi, turbūt taip romantiška jūrai ten tą parą. Nu, ne, blemba, nebuvo mum romantiška nei vieną kartą, kai mes plaukiam. Bent jau man ypatingai neromantiška, kai jūrligė puola. Bet šį kartą, jeigu mes čia taip ir plauksim toliau, tai gal ir visai čia romantiškas tas plaukimas gausis. Nu, aišku, ne taip kaip mariose plaukiat, bet visai nice, visai nice. Užkandžių laikas, vis biškį pailsėjęs lenda lauk. Saulė toliau kepina. Plaukiam į tolį, į horizontą savo tuo aštru kursu. Dabar vėl biškiuką pasitaisė, toks jau linkęs stiprėt vėjelis. Nežinau, ar matosi. Horizonte kažkoks karo laivas plaukia. Aisas taip toli nerodo. Šalia mūsų dar vienas nepažymėtas laivas. Nu, mes jo nematom keliavęs. Tai įtarimas. Karinis laivas. Plaukia panašiai kaip ir prieš tai nuplaukęs laivas. Lengvas lygtais. Labai netoli mūsų panašiai laivų. Dingo saulė, pasidarė šiek tiek vėsiau. Ką tik buvo autopilotas sukvailiojęs. Pradėjo jisai kaip siekia, kad pasiekė savo pajėgumo ribas. Tai šiek tiek reikėjo atleisti groto šodą. Nuplaukiam 25 jūrmyles. Kažkaip lėtai plaukėsi šiandieną. Nu, ne tai, kad lėtai mes čia plauktumėm, bet laikas lėtai eina. Tai turbūt užtruks šitas plaukimas. Psichologiškai. Pasirodo, ir Baltijoje yra sargaso. Lėlė kaip štai čia varom. Kas čia per geltonas vanduo. Neatrodo kaip žiedai. Nuplaukiam 30 jūrmylių, kas yra 1/4 viso kelio, kurį ketiname nuplaukti. Netgi truputį mažiau. Dabar yra 2 valanda nakties. Esame nuplaukę apie 80 jūrmylių.
Ganėtinai didelis tarpas gavosi nuo paskutinio update'o, bet mane standartiškai užpuolė jūrligė, netgi ir su mustafenu, netgi su vaistais. Ganėtinai stiprus vėjas buvo įsijungęs, didelę dalį laiko Egis tai rifavo, tai išrifavo bures, tiek vieną, tiek kitą. Aš dūsavau, kovojau už savo gyvybę, vis tiek išlekia sausainiai per bortą, kas kartais netgi yra geriau, nes pasijauti žymiai geriau, nei tiesiog bandydamas visą tą skrandžio turinį sulaikyti. Ką tik pabudėjau nuo 11, pusės 11 iki 2. Visai gerai sekėsi, nesikaitaliojau vėjo kryptis, tai neplazdėjo burė, nes ganėtinai aštriu kursu prieš tai plaukiam, laivų nesusitikom, naktis tokia ne pati tamsiausia, saulės niekur nesimato, bet kažkaip dangus toks ganėtinai giedras. Matosi labai daug žvaigždžių. Budint nusistačiau taimerį, kas 15 minučių laikrodis mane žadino, arba tiesiog pažadino kartais ir koks autopiloto garsas, kokia banga didesnė. Atsikeldavau, pasižiūrėdavau, kas aplinkui vyksta, koks mūsų kursas vėjo atžvilgiu, koks mūsų greitis, ar nereikia kažkokių tai pokyčių imtis, bet nereikėjo. Gerai pasisėdėjau, dabar su Egiu apsikeitėm. Kaip tau naktelė praėjo? Aišku, visai neblogai, bet jis mane užkasi, kai vėjo nėra ir reikia birbinti su motoru. Tai jau čia nebe naktį birbinam su motoru. Nu, paryčiais jau galima sakyti. Kelintą mes čia tą variklį įsijungiam? Nu, 5:30. Bet taip naktį visai gerai. Jo, labai faina, lėkiam ir reikėjo rifuotis ir vėliau išsirifuoti ir vėl susirifuoti, ir vėl išsirifuoti. Ir naktis nebuvo labai tamsi? Ne, normaliai naktis. Ir kažkaip netruko ilgai atrodo, ne? Jo. Paryčiais mūsų greitis nukrito iki 2 mazgų, tai dėl to nusprendėm kurti variklį, bet šiaip naktį sekėsi plaukti kažkur taip apie 5 mazgus, sakyčiau. Jo, kartais virš 5 kildavo, kartais pakrisdavo ten iki tų 4, bet vidurkis turbūt truputį virš 5. Egis perkabino Lietuvos vėliavą iš vieno Zalingio į kitą, nes jau nebe Lietuvoje esam ir tokiu būdu informuosim švedus, kad esame lietuviai. Anksčiau, kai atvarydavom į Švediją, karts nuo karto kažkokie švedai pakalbindavo, tai ganėtinai nustebę būdavo, kodėl mes plaukiam su Švedijos vėliava. Lietuvoje tiek žmonių nestebina, kad taip plaukiam, gal bus mažiau painiavos. Vanduo žydi labai. Vakar, kur praplaukėm per tokius geltonus ruožus, tai ten matyt buvo to žydinčio vandens tokie telkiniai. Parplaukė pas mus krovininis laivas. Jis sukasi į mus ar man vaidenas? Jo, jisai sukasi, tai davai mes gal biškį pasisukam ten. Kažkaip sugebėktų man taip. Atrodo tokioj nemažoj to jūrai susikirstais kursais. Nu va, jisai pasisuko labiau į šiaurę, mums reikėjo labiau į pietus, prieš tai buvom kaip tik atkritę į šiaurę. Aišku, susiskambinus būt buvę viskas aiškiau, kur čia kas plaukia. Nes dabar toks vaizdas, kad abudu plaukia truputį ne ten, kur jam reikėjo. Kam? Galvoju, kuriais iškurliais maišas. Nu, taip arti jūrai dar nebuvom prasilenkę, man atrodo. Jo. Ar pirmą plaukimą ten naktį, kur apsisukinėjai, jau irgi taip arti buvo? Biškį toliau, bet irgi. Jo. Arti. Liko dar valanda nuo paradimo.
Artėjam prie Hervik uostelio. Yra tokios uolos prie jo. Va ten į lankėlį jisai randas. Slenka labai lėtai paskutinės minutės. Kuo arčiau, tuo atrodo ilgiau plaukia. Su Virgos pomidorais. Esam Hervik uostelyje, prisišvartavę šonu prie vieno iš molų. Ten yra restoranėlis, kavinė. Liksime čia. Taip atrodo Hervik uostas. Yra tokie 2 dideli molai. Tada 3, prie kurio mes prisišvartavę. Tada dar porą moliukų. Ten uostelis jau vietinių. Toks visai nemažas uostas. Ar esate matę tokį dalyką kaip kajakomatas? Galima išsinuomoti kajaką pačiam, pasinaudojus kajakomatu. Fantastika. Pats Ką čia radai? Albinkos propelerį, kaip mūsų laivo. Tokio dydžio? Biškai mažesnis, bet principas tas pats. Šitas mentis sukiojas. Kažkada gyvenime sukiojas. Prie uostelio įplaukimo va tokios uolos buvo. Atėjom jau pasižiūrėti. Ar gražios uolos. Iš išorės buvo gražesnis. Va, radom tualetą Marinos. Bijo tualetas. Ko ne? Žinokit, mūsų Baltijos pusė tai geresnė. Čia ta Baltija žydi, prinešta kažkokių dumblų. Smirdi kaip numiręs ruonis. Esam matę tokį, žinom. Uostelį irgi tinklų prikrauta. Ten smirdi kaip nesakysiu kieno kas. Žodžiu, Gotlandas toks vietomis labai pasižymintis kvapu specifiniu. Iškepė vakarienė, vašosim. Biškai buvo ugnis įsijiebusi lašišoje. Biškai apsvilo oda.